Geriausia Lietuvos tenisininkė Lina Stančiūtė dar netaip seniai rikiavosi antrajame pajėgiausių planetos žaidėjų šimtuke. Šiuo metu 25 metų Vilnietė WTA klasifikacijoje smuko į 492 poziciją. Linos treneris ir tėtis Antanas Stančius teigia, kad tokiam kritimui žemyn įtakos turėjo daug veiksnių. Tai nebuvo kokybiško darbo, tai lėmė visokios ir šeimyninės aplinkybės, sakykime, visokios nelaimės. Ir dar visokios bėdos ir nebuvo to darbo, nėra pasiruošimo, nėra to meistriškumo, kurio reikia ir kiti nelaukia. Įmanoma grįžti su jos potencialu, tikrai manau įmanoma grįžti, nes dabar pradėjom rimtai dirbti tiek fizinį pasiruošimą, tiek techninį tą pasiruošimą. Manau, kad turėtų, bent aš jau tikiuosi, jeigu netikėtumėm, nedarytumėm to, manau, kad tikrai turėtų grįžti vėl kažkur. Kiek aukštai yra geras klausimas. Jau šį pirmadienį Lina turėtų išvykti į Angliją, kurios laukia tarptautinis turnyras. Tačiau prieš pat kelionę tenisininkė peršalo ir kol kas nesitreniruoja. Treneris atvirauja, kad mažesnės varžybos šiuo metu yra nemažiau svarbios, reikia atgauti žaidybinį ritmą. Šiam momentui, čia Anglijoje yra, sakykime, 10 000 turnyras, kad, įeiti tą žaidimo atmosferą, paprasčiausiai varžybinės praktikos reikia ir kad dabar gavos paskutiniu laiku vien pralošimai, reikia pabandyti, kad gal vieną kitą mačą laimėti, tada sekantį savaitę jau į Maskvą skris į didesnį 25 000 turnyrą. Šių metų vasarą Lina Stančiūtė kartu su kitomis Lietuvos rinktinės narėmis po 2 metų pertraukos mūsų šalies garbę gins federacijų taurės turnyre. Marius Zaremba, Mindaugas Survilas, Sport 1 Žinios + Vilnius.